Žvelgiantis bene labiausiai mūsų šalies žemės ūkio modernizavimą įtakojusios Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimui, paaiškėjo, kad nemaža dalis ūkininkų nusprendė investuoti į augalininkystės ūkių plėtrą. Nors gyvulininkystė ilgainiui sukuria didesnę pridėtinę vertę, tačiau vis mažiau kaimo gyventojų ryžtasi laikyti gyvulius. Kalbant apie šį mokestinį laikotarpį, ES parama tikrai turėjo didžiulę įtaką mūsų ūkių plėtrai, modernizavimui. Šiandien galime pasidžiaugti puikia dirbančią techniką laukose, puikiai įrengtomis fermomis. Be abejo, pasinaudota buvo, galima sakyti, neblogai ir tikslingai ta parama pasiekė daugeliu atveju. Tačiau, kaip ir visada, gal galima buvo kai kur ir prioritetus kitaip sudėlioti, nes ir atsižvelgiant į bendrus vystymo prioritetus, turbūt didesnį dėmesį vis dėlto reikėjo skirti gyvulininkystę. Vien tik augalininkystės kryptį pasirinkę ūkininkai pripažįsta, kad taip ūkininkauti paprasčiau. Todėl už žemės ūkio politiką atsakingi specialistai turėtų rasti būdų, kaip motyvuoti žemdirbius, kad šie ir vėl norėtų laikyti gyvulius. Viena iš motyvacinių priemonių galėtų būti ES paramos numatytos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje specializavimas. Turbūt nėra vienos priemonės, kuri duotų tokį didelį vien poveikį, reikia sisteminio požiūrio ir tiesiog sisteminės priemonės vykdyti, kad visą keisti sistemą ir sudaryti tą tinkamą gamybos grandinę. Gyvulininkystės populiarumo augimo galima pasiekti, tai rodo ir sparčiai besivystančios avininkystės pavyzdys. Jei dar prieš dešimtmetį Lietuvoje buvo likę maždaug 12 000 avių, tai per pastaruosius keletą metų šis skaičius padidėjo iki beveik 100 000.